Sveiki, mano mėly žiūrovai. Kaip ir minėjau praeitam video, matysis ar Vaidas prabogatėjo, ar kaip tik tapo nusmurgelis. Bam! 4 pokai lentučių. Tai reiškia, galėsim visą kalvę apsikaupti. Nu, jeigu dar truks dar nusipirksi, bet anykščias visiškai išpirtas visus lentutės, žmonės buvo už galvų susijėmę, sako, reiks vėl užsakyti naujų partijų. Dėkui žmonėm, kurie nupirka popaką. Tai šiandienos planas yra visur, kai yra lentos, užsibaigt, suskalt. Dėl to noriu greičiau pirmą pasakyti su lentutėm, o ne su žaizdru, nes žaizdras yra, reiks daug žaisti, žinai. Ir aš nenoriu, kad nuo pačios pradžios video vėl būtų, kad aš daug terškiu, bet nieko nedarau ir nesimato rezultatą, nors iš tikrųjų aš labai daug darau, ypač labai ant smegenų, galite matyti iš manęs smegenų, pažiūrėkit, pulsuoja. Matot, kaip tvinkčia. Matot? Čia ne montažas, čia tiesiog mano galvo tvinkčia. Reiškia, smegenys dirba, visą laiką dirba. Smegenys dirba. Ką darysiu dėl va šitos sienos? Iš mano tėvo kiemo atrodo, kad labai tuščia siena ir nieko neįdomaus nėra, žinai. Vienas mačiau rašo, taigi paukok kregždas duris ir uždėk duris, būtų labai šlikštu, nežinau kaip taip sugalvoju, bet tau aš pirmam nukiršiu galvą su savo padarytu nauju kardu. Aš įgroju, kokius skydus susidėsiu, bam, kardu pasigaminsiu, kad ir medinis, kad vizualiai atrodo, čia tiesiog atrodo senovė, žinai. Šitoj vietoje irgi vikingo laikų uždėsiu skydus, bam, daug skydų pridėsiu, daug skydas ant skydui, visur vien skydai, vien gynybiniai, o atakai po to parodysiu, kur viskas bus atakai padaryta, bet dažniausiai kas bus atakai padaryta, tai bus su smaigaliais tiesiai į užpakalį, ypač dviratininkam. Ir tada mes jau prieisime prie metalo amžius ir pas mane viskas bus iš metalo, nuo kirvio iki metalinės Revolut kortelės, kurią aš jau turiu. Tu irgi gali ją turėti, įsigyk Revolut metalinę kortelę, atsisiuntęs programėlę per mano nuorodą ir dar gauk 20 eurų į savo sąskaitą. Šiaip Revolutas yra didelis pagalbininkas mano gyvenime, nes dabar gyvenu jau nebe vienas, o jau su drauge. Ir mūsų bendras visos pinigų iždas jau yra vienoj sąskaitai. Ir jeigu jinai jau ištuštėja, mes keliais pirštų paspaudimų bam, pasipildam ir vėl pinigų iki kaklo turim. O išvažiavus į užsienį, tau nereikia sukti galvos ir ieškoti, kur čia yra valiutų keityklos, nes viskas yra Revolut programėlėje. Tu tiesiog įsirengi kokias nori valiutas, ją pirštuko paspaudimas per kelias sekundės pasikeiti kokias jau nori. Ir pavyzdžiui, dabar tau išvažiavęs į Lenkiją, galėsi už dešą susimokėti ne eurais, o zlotais. Tai nieko nelauk ir atsisiųsk programėlę per mano nuorodą, susikurk Revolut sąskaitą ir gauk 20 eurų į tą pačią sąskaitą. Kada tie geri orai prasidės, klausiu, a? Kažkas varlės mūšia, kad liets puola mus, taip. Gerai, man kaip tai geriau, kai nėra karšta. Žmonės rašo, vai, tu sėdė narkotikų, nes labai daug charizmas ir ekspresijos. Kodėl? Dėl to, nes nėra karšta. Man 25 šilumos vis, aš kaip kiaušas vis ištysęs, vaikštau pažemė. Aš mirštu, padėkit man. Kai yra karšta, žmogus nenori dirbti, žinai, nes jam patogu. Nuvažiuok Ameriką, visigi jie ištyseliai. Tingi dirbti, gyvena palapiniai patogių, nieko nereikia dirbti, žinai. O pas mus, kai šaltas, Skandinavijai, visi darbstų žmonės. Žiūrėkit, gražios lentutės. Viską jūs nupirkat praktiškai. Aš šis esu jau 10 metų sukurtas ant žmonių. Realiai būčiau seniausiai prasigėręs ir apsmyžęs gulėjęs. Gal dabar galiu turėti pinigų ir būti apsmyžęs ir prasigėręs. Ne, Vaidas nevartoja alkoholį. Vaidas gamina ir vartoja alkoholį. Jo, aš iškraunu, kad ant lietaus, kad geriau permirktų. Nes kam laikyti mašiną, kai jį galima laukti. Va. Ten reikės statyti pjauti lentomą, ne? Nu va, viskas gerai pas mus apskaičiuota. Pasidaryti pastogę nuo lietaus ir daryti žaizdrą. O ne pirmą žaizdrą ir po to pastogę. Ai, biškį tau lyjan jo. Kamputis baigs. Nu, taip, man patogiau, bet lentą, žinai, laikyti tai bus. O kojas ištiesim. Panašiai. Džericim nupakasim, kai amžinatelis džeriukas numerį. Taip pat kojas išsilankstė. Jau sušalis toks jau buvo. Stovi gerai, tvirtai, nors trimk ir bučiuok, kaip sakoma, kai gerai stovi. Nu, ta prasme, pats stovas girdžiai stovi, ne kažkas kitas, žinai. Va, kad reiškia vieną kartą išvažiuoti su dviračiu pasivažinėti. Kaip įdomi girgžda dabar. Praktiškai šitas ratas tiek daug čia sukasi, aš manau, kad net galėtų pakonkuruoti, kas daugiau nuvažiavo, ar šitas ratas, ar Samoškas su ta birbinka, ne? Nes realiai tikrai čia dienon sukos, ir naktim sukos. Tikrai daugiau čia. Tikrai bus prasukis, jo. Ir dar neišsitaškis. Nu, negali neigt faktą, kad net nebuvo nuskrydis nuo kelio. Viskas. Ai, dengimų padaryk. Dengimus. Dengi žmogų. Labai gerai turėti kažkokį krepšinį. Dengi, atsidenk. Vaidas Kašin žiūri CS, kaip bloši. Už Navį visą laiką buvau. Da net nežaisdavo JL'as Navį komandą, aš visą laiką už Navį buvau daug. Tai va, dabar davydavau žiūrėti. Pametras ir pjausime, ne? Jo. Nu tai žaibys. Bet to nusipirkau diskelį. Traškūnas nebuvo.
Praškūnas tik 3 barai yra, bet kitokių ten dalykų labai negausi. Jau čia pats jau pastebėjot, kad nuo alkoholio mes biški nutolom iš Suvaitų ūkį. Bet man pačiam pasidarė labai įdomu į vidurmžių dalykus daryti. Žaizdrus, pavyzdžiui, senovinis, pasidaryti pačiam čarkaulą. Man pačiam įdomu, žinai. Ir aišku, ten jau nemyksiu, žinai, gal išmoksiu normaliai tekstą, pasirašysiu skriptą, žinai, gal kažką panašaus. Edukacinis video padarysiu tokį. Kad ateities kartas, kai jau trečias pasaulinis karas sužeis, kad jau žmonės jau po karą žinotų, kaip vėl pasidaryti Lineage servą ir galėtų žaisti žaidimus. Biškai reikia palauk, kol įbėgs gazuolę. Taigi čia benzinas, Vaidai! Papurtam, pamakaluojam, kūriam. Iš pirmą nesikūrė, iš antrą. Dirba. Tuoj pasitestuojam, kaip šitoj pusė žiūrės. Oi, labai gražiai. Ne, nu čia jau viskas čia. Čia per gražiai kalvė mums bus. Reiks jaučiu su kirviu biškį patašyt, kad būtų kreiviau visur. Nes čia Vaidas per daug gražiai pradėjo daryti. Dariau viską ant bairio, bet pasirodo, kad tobulėja, žinai. Gerai, dar vieną lendą spjauna, aną pusę užsisuksiu. Reiks įgnyčius skambint, kad pasibaigė elektrą. Oro atkimšt, nes įkuria kitaip. Ei. Palauk, gal biškį dabėjai stovi, ne? Reikia pasūt, kad geriau paimt. Va tai va. Nu va, vėl pusę baką. Davėm gazą, užsisirbė. Ar bėga čia kas nors? Tušs. Panelis, ai ne, gražus, labai gražus benzinus. Kiek pribėgant pievas tiesiai upelin. Užveržiam su pirštu, daug nereikia varšti. Kursis dabar. Greit pasižiūri ir jau ką visas suspjaunu, kiek reikia, nes po to vėl čiukuriuot. Toj plas suskaičiuoju. Ketvirtą per pas perspėjau, bet toj suskaičiuosiu. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Tai reikia ir ten 19 perspėjau. Koks šio tarpelis, blemoks mažiukas. Čia matos, ant kiek yra pas mus strižainė nelygė. Tačiau mat, biškai didesnis plyšys, kas yra visiškai tvarkoja. Kaip ant tokį didelį objektą prašaut 3 kokius cėmus, čia yra labai mažai. Čia ir gerai, niekur nesiekia žemės, lentas nesupus, kad ir supus, po 100 metų supus. Aš nesprendu, arba žmonės prikolina, arba ne, žinai. Būna man pasiūlo atrabotkę dažyti, tepalų, nudažyti taip tepalų namuką. Prie upelio stovi namukas, legalus. Dar tai, kad dar namukas stovi legaliai prie upelio krašto, aš dar tepalų nutepu. Lietus lyja, tepalas bliaukia ir bėga į upelį. Ar čia tiesiog bando trolinti, žinai, žmonės, kad tipo, atrabotkė labai gerai būtų nusidažyti. Nu, čia bus antras žmogus, kuriam šitoje vietoje galvą kirsim su padarytų mano kardu. Žiūrėk, turim dar lentelių, ne? Labai daug, net sakyčiau, lentelių turim. Net per daug. Čia rodo, kad Vaidas labai bagots pasidarė. Labai staigiai po nuo video Vaidas tapo bagotus. Nu gražu, kaip sakant, eik tu peklant kaip gražu. Žiūrėk, čia lygiai 3 metrų iš tikrųjų. Jeigu mes tai pasidarom, bent jau čia kraštu, žinai, gražiai, bam. Nu, tikrai labai gražu būtų, ne? Kaip tu galvoji? Bent jau iš tos pusės. Dabar galvoju, kaip čia reiks lentą persipjauti. Nes labai nepatogu, žinai, stalo neturim, sulaužytas, nes jau per pus perlūžo. Kai jau daug pinigų turėsi, nusipirksiu stalą su kokybišku. Varstotų, iš viskas, neklibėtų, prisisūk daiktas galėčiau. Šiandien, kai pradėjom filmuoti, šitas raigė buvo tenais iš kur, nu, 1,5 metro toliau. Matau, kad vara į vakarus, tai aš ją perkelsiu. Atgal, ne, ką.
kad sutaupytų biškį laiko. Maten, pasmergas. Reikia man persipjauti 2 lentutės po metrą ir jaučiu gausis taip. Jo, viskas gausis taip, kaip ir planavau. Atsipjausim, tada reiks per pus tiesiog perspjauti. Ir liks du tokių nuobaigų. Ir gerai, o biškai yra tarpelis, bet čia nieko nepadarysi, žinai. Gražu. O gal darom pirmą pusę, kur mažiau spygina? Davai. Ant to užsikalto. Šitos tiesiog šitaip, ne? Kaip įsivaizduoju. Ar net nereikėtų ant to baliką kalt? Tai taip nesikal, nereikia net. Ten nusipjaus, mes tą išmesim. Žalia. Va šitą tiesiog mums reikia kalt. Labai čia viskas gražiai gaunas. Kai būtų gerai, būtų toks išradimas nuo vėjo apsaugot akis, nes visos šiušas į akis eina man dabar. Labai nemalonu. Galvoju dabar čia viską pasidaryti. Bam, 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 po to jau iš žaizdro pasigamins lietvamžis senovai. Iškart gražiau. Čerpės mano, man tai! Čia iš Klaipėdai gamintas. Kažkoks žmogus atpažino čerpės, sako, čia mano, sako, giminaičiai Klaipėdai gamindavo tokias čerpės, nebijok, čia nėra asbesto, labai jų tipo brangęs čerpės, tai va, ant kalio sudėjau. Dabar taip, mano turtingieji kurmiai, kurie lentas perkat ir nežiūrit savo vaikam, ką duoti į burną valgyti. Šitą lentą taip prikalsim ir turbūt atitrauksim. Pirmą kalam, žiūrėk, nuo to krašto gražiai, kad nereitų niekur pripjuvimų daryti. Tai jo, prisisuksim ir viskas. Nieko čia nebeišmastysim, mykčiau tų. Gal nuo šitos vietos pradėti dėti, arba nuo šitos vietos pradėti gražiai dėti ir visą šitą priekį pasidaryti, žinai. Ir tu dažniausiai kaip gražiai priekį susidengti. Tuo greit su metru pasižiūriu, kiek čia yra centimetrų. 50. Tai praktiškai 6 lentas beveik. Jo, nes ten po 9 cėmus. Tai čia dabar tiesiog nuo vienos pusės gražiai dedam, o ten nusipjausim. Matai, va, įsprendėm. Ne, čia pakankamai visur gražu. Va, proigim, kaip galas atrodo, bet labai daug nežiūrėkit. Bet biškakį užmeskit. Dabar ten nenuspjaus biškį, proigim, ką nors to. Biškį užmeskit. Ir tai reikia. Tai čia, ne, čia kaip skydai susidės, viskas susidės, žinai. Čia iš vis turėtų būti lietumis, va, palikti kraštelis, kad varvėtų gražiai man per lentą, žinai. Bam, lašės. Pliup, ir supus tau vaidį namus, grįžau tu su pusė. Tai pamenat, kiek man žmonės davė šitam namukui? Pusmetis, sako. Duok dieve pusmetis bus ir tau jau supus. Prašau, visus kaimus laiką, dabar ten viduje cementų, nes yra sausiausia vieta visoje provincijai. Ten vėliau nusipjaus visi priekį. Čia dar užsidės, jau viskas lentutės pasibaigia Vaidas. Vėl Vaidas išmaldas praščias, eisi pas klebauną. Čia gražiai atsipjausiu, po to užsidėsiu. Bam, gražiai atrodys. Ir dabar man klausimas, kaip gerai atrodo, tai pilnai viskas, žinai. Bet nedarysim turbūt pilnai. Man šitas labai gražu. Nebent įleist, irgi gražu būtų, žinai, bet labai daug darbo, daug sukioti, žinai. Kadangi lentas jau pasibaigė, išmaldos irgi jau prašymus irgi pasibaigė, eisim prie pačio žaizdro gamybos. Bet čia aš manau, kad darysim taip, kamera bus numesta, arba mes biškį padarom, vėl pafilmuojam, nes aš vienas čia nepadarysiu taip, žinai. Ir plus toksai atskinimas čia. Labai daug darbo,
mažai veiklos, mažai bairių, žinai, tai nelabai ir įdomu, žinai. Parodysiu, papasakosiu, kaip padariau. Aišku, pasislėpsiu, viską tėvas čia padarys, ne aš. Jaučiu, kad išvačia vėjas pučia. Gerai, kaip tik kojam. Bet čia žiemą tai labai negera bus, tai reiks būtinai arba sniegu apsikast, kad geriau lentas būtų, arba kažką reiks padaryti. Gal biškiai užkaita, žinai. Nesiseka. Man su pečiais nesiseka. Nori kaip geriau gaunasi visą laiką. Kaip turi gauti. 15 eurų už diskelį jobūną sumokėjau. Net reikia už su vandeniu pjaut, žinai. Žinai, blėt, skūbinį. Liko iki saulės nuslydimo porą valandų. Bandai kuo daugiau pasidaryti, taip ir gaunas. Diskelis dar. Nepjauna. Kad norit padaryti, nori spamk ir apspjauk ir iškeik ir viskas. Nu, va, juodus pasidarė ir nebedirba. Užkaita, žinai. O kadagi tau juodus normaliai dirbdavo. Gerai, padarysim čia. Tiltelį kažkokį sugalvosiu, uždėsiu pagaliais. Čia tai nebetonuosiu, betoną atskrai nedėsiu tikrai. Su moliu šitą užtaisysiu. Maišysim ir molį ir cementą, kad sutrauktų geriau, nes kitaip čia viskas, žinok, išbirės. Taip kartu ją sumaišysiu. Čia nauja technologija. Ta. Anksčiau romėnai taip statydavo, kas čia kalkės, o jie mums tik tai padės. Kas čia, pilkas molis. Nu, darysim šį pilką. Norėjau rūdų padaryti. Bet taip, apsidelė pelnis. Man tai kaip darbai dalykai vyksta. Ir nieko nepadarys. Darbai vyksta, gyvenimus pyksta. Štai vis juokis viskas. Bet taip. Kažkas tai aišku, jau nusmano, jau mato, kur nors parašyta. Vis tiek kažkur bus parašyta, kad pilkos spalvos. Molio mišinys. Man molis yra, blėti, raudonus. Nežinau, iš kuris molio matėt, kad būtų. Tai gal čia šis nieko nebereikia maišyti, net aš dabar net nežinau, žinai. Sudėtis. Molis, cementas parašyta. Molis ir cementas. Paruoštas naudoti sumaišyti su vandeniu. Va ta. Skirtas malkomis, kūrenamėmis ir dūmtraukiams mūryti. Iš degtų keraminių plytų, patalpų viduje molio, mišinys, apie 1 kg plytai sąnaudos. Tai čia nieko mums nebereikia daryti. Vandens reikia tiesiog. Nu, per daug jau. Biškį sudrėkinu pačias plytas, kad man susirištų. O, neptagiau. Po to prikrausiu akmenų. Išsikelsim biškį. Su rankam geriausia, žinokit. Čia p***aba šitą vietą. Ne, čia nesam. Nesitikėjau, kad tas lievas mišinys. Nu, aš nemoku naudotis jo, žinai. Nežinau, kad toks bus. Taip, nieks nesiseka. Nežinau, kaip ten reiks padaryti. Nežinau, bet pasimečiu. Nežinau, čia nes šis nesąmonė. Nieko nepadarys. Su kelne irgi neįmanoma nieko daryti. Nieks man čia nesigauna. Atrodo, prišykt ant pečius būt. Realiai, ant man žaizdra prišyko dabar, atrodo. Nori kaip gražiau, bet gaunas vaidui kaip visą. Paaukojau šitą dievams, čia reiškia reikia. Čia įdėjau diskelį, kaip ir darydavo anksčiau. Čia nebedarys, kad durelės būtų visiškai iškirs, o paliksiu vas šitą angą. Taip, ir čia bus susidarimas toks kantelis, kaip laiptas užlip kojų ir reikia pasikart šitoje tai. Einant atsinešiu vandens, dar kad išsimaišysiu, ramiai, gražiai gal pasidarys. Gal, bet man aš užžiūrėjau, kad čia mano pykčio dalykai jau yra ant sienos išterliot. Nu, kodėl taip nesiseka? Nesiseka, nu ką padarysiu. Va taip ir gaunas, viskas per tą skubėjimą, žinai. Vis, aš manau, kad paskutinę kartą kažką mūriju, aš negaliu, žinok. Kai kam Dievas duoda kažką, žinai, bet man nedavė sumūriju, man nei truputį viską pro šalį. Čia iš aš manau, kad čia viskas ištrupės, betgi čia mesgi nekalisi metalą. Tie kiti egiptiečiai, kur darydavo, ten iš vis iš smėlį išsikasdavo, duobė ir viskas. Dabar čia kaip grinai jo, kad tas iš teletabio dulkius riblys, jis išsigimėlis. Gal gausis, žinai.
Man tai klei reiškia raudonas, kaip tau ant? Man irgi. Da paveiksliuks. Čia jau suprantu, kad cementas jau bus pilkas. Amolis. Turėtų skirtis kažkaip. Gal ir yra molė, kelias granulės, nežinau. Dabar žinosi, kad reikia skaityti kažką ten daugiau. Tie mūrininkai, tai aš žinojau, apsisilėję. Jisai molį nusipirko pilką, eik tada. Skambina kitam mūrininkui. Pažiūrėk, Vaida video, molį nusipirko kokį. Pasidarykit savo kalį. Galit juoktis, bet aš nemūrysiu su kelne, tik su pirštinėm. Visur aplinkui pasidės tokį gumbelį, kad būtų man kur žaryjam, žinai, anglį susikraut, kad nenurėdėtų žemėm. Oi, su rankom labai patogu. Gal čia visur nelygų bus taip labai jau. Gražiai čia labai viskas nesigaus Vaidui. Aš nesu iš tikrųjų ant tiek nervuotas. Esmė, kad aš kažkokius dalykus daraus, pavyzdžiui, jeigu ten CS gamina arba PUBG žaisdavau, ne? Ir man kažkas nesisekdavo labai, kaltindavau kitus, ne. Bet esmė, kad tipo, mokydavausi iš klaidų ir tipo, eini, kad vėl būtų geriau, kažkas vėl darai, kad tau geriau būtų ir tų tavo failų nieks nemato, žinai, ir tau ramiai būna. O dabar, žinai, kad darai, blogai gaunas daryti, žinai, bet šitą video niekur neišmesi, žinai, tai vis tiek parodysi šitą video. Šiaip galėtume, žinai, kokį iš 5 kartą, tipo, kokius 4 blogai padaryti, vieną gerai padaryti ir tada tiesiog tą vieną gerai įkeli. Kaip ir, pavyzdžiui, highlights kokius CS kažkur. Neįkelsi jų ten, kur tave ištisai ten su peiliu iš nugaras pjausta, žinai, ar su daužu. Įkelsi ten, kur tau žiauriai zabys, o mes neturim kur dėti, žinai. Darai, matai, kad nesigauna. Ir vis tiek turėsi įdėti. Niekur. Bet iš kitos pusės žmonėm įdomu žiūrėti, kai nesiseka kitam. Ne, tai taip nesigalvoja. Man irgi va nesiseka, kad ten savo bobui sako, va, žiūrėk, va, dėl ko aš ten nedarau, nes bus kaip Vaidui. Gražiai čia gausis, ta žaizdra vieta. Čia tai negalvokit, kad tu tiesiog lieps, aš čia padarysiu, kad čia nesudegs, susitrūny. Patikėkit manim, Vaidas viską padarys gerai. Čia yra receptas pipiriuk pagal Pinkmaną. Chili powder? Chili powderas čia yra. Užbarstam, vandeniu biškį pašlakuoji ir pasidarai tokį lygų, va, gražų. Gal mums Vaida nesigaus labai gražus ir lygus. Negražiai gal. Ir aišku šitą pamę, kaip mačiutės kapą tvorų darėm su tėvu. Sako, dabar biškį cementų dar. Va tai va, išlyginam, biškį buvo išlindi. Mačiutės kalnierius, su kojų kulnų spaudėm. Aš kalbu apie savo giminaičius mirusius dėl to, kad jie visą laiką man egzistuos. Va tai va, apžaidžiu sistemą. Jeigu kažkas kažką nori pasakyti, negama. Apie mirusius niekas šnekėti. Nešnekėkit, jeigu norit. Aš vienintelis nepamirštu giminaičių. Kalbėdamas bairės apie giminaičius uždirbu iš giminaičių mirties. Marytei gal nepatiks. Nu va, gražiai čia pasidarys, va tas kampelis man toksai biški fainas, aš specialiai palikau. Da, chili powder. Blema, tėvas ateis, sakys, o kaip gražiai padarei, pažiūrės video, tada jau sakys, galės neužilgą kiti giminaičiai apie tave užšnekėti jau. Nes jūs šitokia baisumą dar nesu matęs. Žinojai, gavas gerai pasirodo. Jis yra geras išmūrininkas esu. Tiksliau, aš moku paslėpti daiktus. Matsai, aišku, čia biški pykčių matsai yra ištaškyti ant sienos. Bet taip turi būti. Jeigu turėčiau vaikų, tai jau būtų vaikas jau seniausiai atmuštus, kaip sakoma. Vis tiek reikėtų ant kažko išsilėžinti. Nemūščiau, aišku, bet skriauščiau. Data užrašyta 202409. Galbūt video išeisiu spalį, nežinau. Šitas užsidės tada, kai sustings. Nenoriu dabar mučint, kad neišjudėtų niekas. Čia eis oras pračiapus. Tai čia bus užkimšta, neturės kur oras dėtis, ką jis darys. Eis per viršų, degins stogų, užsidės tą ir viskas. Aš visą sudegsiu. Ir čia mano kalaviją jau kaitins. Tai manau, kad šiandien žinokit tiek. Atsiprašau, kad buvau vienu momentu biškai piktas, bet finale vis tiek gavosi piktas gražus žaizdras. Išsiliejau. Šiandien grįšiu namo dar greitai perausiu, jeigu valgyt bus nepadaryta. Ir tiek, žinai. Manau, kad greitų metu vėl susitiksim. Gal už savaitės, gal už 2, gal už 3. Bet tikrai šiemet. Paspauskit subscribe, nes nebedaug liko iki 400 000. Paspauskit laiką, parašykit komentarą, tik tai gražų apie mano žaizdrą. Pagirkit žaizdrą. Ir viskas labai, labai paprasta. Rašot teigiamus komentarus, gyvenat, rašot neigiamus, mirštat. Ir tiek. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėt ir viso gero.